Tai va, labas rytas, mėlyji Lietuvos Respublikos gyventojai. Tai rytoj, tai yra gegužės 17 dieną jūsų laukia didelis apsisprendimų metas. Ir už kągi reikia balsuoti? Sekmadienį, tai yra gegužės 17 diena. Manau, tai yra kiekvieno individualus sprendimas, atsižvelgiant į jo požiūrį, į jo siekius ir į jo lytinę orientaciją. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes, kai sakome, atūnam silpnus tada, kai patogus protingus narcijas, iš tikrųjų. Ir aš suvalkiuoju čia nebereikalų, nes aš noriu visiems parodyti, kokia graži yra. Mama. Gerai, nes Marika yra pamatrinta. Taip, tada aš dar norėčiau tada su jumis aptarti Lietuvos demografinę padėtį. Suprantate, ta elektra auga, jos kainos, biški auga. Ir suprantate, pavyzdžiui, kad pagerinti demografinę padėtį, man atrodo, reikia ją iš vis padaryti, kad jinai kainuotų kokią demografinė padėtį 3 litus ir supranti, tada niekas nejums elektros namuose. Ir supranti, tada visi, kurie dar pajėgia, kurie turi, šiaip norą, tokį siekį ir iš karto gausis tie vaikučiai, Ane, norėtum vaikučių? Slopšinė. Noriu vaiko. Taip dar po to norėčiau aptarti mūsų vakarykštį. Agnės, tai yra, kai jinai įsikūnijo į karūnuką. Jo. Mano, kai aš neatsimenu, ko aš įsikūnijo. Kažką. Jo, ir mes žaidėme sekretais. Nesunduką žaidėm. Jo. Man būtų jau supykom. Supykom, mes būtum. Ir dabar, kai jis norėčiau. Ne, šokoladuoti. Taip, dar labai norėčiau, iš tikrųjų... Aš pavargauju. Bala, norėčiau visiems labai palinkėti geros vasaros. Vis tiek jau nedaug. Gerai, bet išnedėti su vaikišką vajimu. Ne, tai jau. Tai manau, kai jau pliukus žiūrėjau. Normali padėti. Kaip po nakties tokios, tai... I don't wanna know. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Tai va, Agne, dabar tai aš perduodu žodį tau. Agne? Nežinau, ką pasakyti. Silpna. Už ką balsuosite šiais metais? Aš tuos, kas bus vandens. Ne, tu šnekėkit gerai, nepasižiauk. Aš noriu iš jūsų normalaus atsakymų, čia jums ne kokia nomeda. Čia jums ne kokiu tai autikų iš kybų važiuot. Ne, čia jums nesušalas į skreplį turiniai. Gerai, aš jums galiu papasakoti, bet iš tikrųjų visiems. Noriu dar palaikyti. Kaip, gali duoti iš tikrųjų, negaila. Jo, nebedaug vilko. Tai pokš, aš galiu papasakoti savo nuotykius, kai mes iš tikrųjų važiavome su savo klasiauke. Tokia šviesos atminties mergina Loreta. Iš tikrųjų, jinai dar gyva ir jinai dar vis dar mano draugė, bet vis tiek tada mes manėm, kad jau mes nebeišgyvensim iš tikrųjų. Tai va, mes labai kaip, kaip aš noriu tik išpasakoti. Mes, kai labai protingos mergaitės su ta Loreta, nuvažiavom į fizikos olimpiadą, žinot. Ir kai mes tokios protingos žiauriai, tai mums tai nebuvo ką veikti iš tikrųjų. Tai mes po valandos ir nusprendėm važiuoti namučių. Tai mes? Jo. Tai mes? Tai aš specialiai čia taip šneku, kad aš pagyvinčiau tą kybartų, žinai, dvasią, perteikčiau visą tą fizikos olimpiados jaudulį, tu supranti. Tai va, ir kada čia mes įsėdom jautiką tokį, kur kursuoja į Vilkaviškį, tai netoli iš tikrųjų nuo tų kybų. Jo, į Vilkaviškį. Ir iš tikrųjų, Loreta pirmai lipo, sumokėjau tuos pinigėlius, viską. Neatsimenu dabar, man atrodo, tritkų. Šviesos atminties žmonės. Jo, ir karočią, ir žinai, aš sumokėjau. Aišku, mes pinigėlių negavom. Tai čia aišku, iš tikrųjų yra, kodėl taip atsitiko. Ir po to
žinai, aš vis tiek galvoju, tas autobusas senas, bet tai vis tiek, žinai, bent yra kokia nors viena tas privalumas, pavyzdžiui, atsidaro automatiškai durys. Arba bent jau yra rankenas, žinai. Sako vairuotojas man, uždaryk duris. Uždaryk duris, aš sakau, tik kad čia nėra rankenus. Tai sako, trauk už šniūrų. Aš timptelėjau, bet suprantat, aš nebuvau pasiruošusi tokiam iššūkiui ir aš timptelėjau silpnai, nes tiek aš nesu labai slapta mergiščia. Tai va, ir aš tada timptelėjau antrų sykių ir uždariau tada, bet iš tikrųjų, man tada pasidarė šokas ir aš buvau apstulbusi kokią 10 minučių dar iš tikrųjų buvau apstulbusi. Tada mes bandėm susirasti vietą iš tikrųjų. Na, priekis buvo laisvas, nes gale sėdėjo visi labai pagiringi čigonai ir vaikinukai su treningo kelnėm, kurie turi tik vieną juostelę. Nu, tai čia jau iš vis, čia nelygis čia eina. Tai va, taigi mums teko sėstis į patį pirmą sostą, žodžiu. Mes ten atsisėdom, tiksliau įkritom į tas kėdes, nes ten buvo išplyšęs dugnas ten biškį. Ir mes taip sėdėm flertą ir stengiamės nieko nesiliesti. Taip. Melavau tada. Ne, aš iš tikrųjų, aš teinu iš tikrųjų savo tašys, va taip pasakant. Taip, jinai buvo mėgstam, tai kai maišė, Gerai. Tai va. Nu, palauk, aš nebaigiu paskui. Ir mes su Loreta sėdim ir žinai, bijom liestis kur nors, nes ten grybelius susigriežtai vienas šansas iš vienų, nes ir iš tikrųjų mes taip pat sėdėjom ir nebenorėjom žiūrėti į tą akis badantį grybelį, tai mes nusprendėme nusukti akis į tą nuostabų gamtovaizdį, kuris yra už kybartų. Ir iš tikrųjų mes nepamatėme tų kraštovaizdžių, nes mes tada pamatėme tik tai langą pilną vandens. Ir kai važiavo mūsų autobusas, jis siūbavo. Ir aš po to jau mes, suprantat, jau vis tik nežavėjomės tų kraštovaizdžių ir mes artėjom jau prie Vilkaviškių ir aš pradėjau sunerimti, o kaipgi man reikės atsidaryti duris, jeigu jos net neužsidaro automatiškai. Nu, Agnė į tą pusę šukuoju. Jo, taip, nu bet po to kažkokiu tai būtų mes išlipom iš tikrųjų ir taip mūsų kelionė baigėsi. Tada mes nuėjom išgėrimo alaus ir viskas buvo normaliai. Nu, baigėsi tas stresas. Agne, pažaidžiam sakirai. Aš per reklamą mačiau, nu tai ką man dabar? Nori ką? Man vienai daug. Nenoriu pasakiau. Monika! Jau gerai. Dabar atrodo. A gerai, dukrai. Jo, nieko ne. Davai pažiūrim dabar. Ne, dar pakalbėjau. Bet aš daugiau neturiu ką kalbėti. Tai papasakau, kaip praleidom naktį, iš atiduok mano. Neįdomu. Iš tikrųjų, tai aš taip pat galvoju ir iš tikrųjų, vat niekas neteina į galvą, kad ir kiek aš galvočiau. Nereikia, Agne, nereikia. Šitų fokusų, marakusų čia nepaveiksi publikui. Ai, duok aš paskaitysiu, aš moku gražiai. Duok aš paskaitysiu. Agne. Nu, duok aš paskaitysiu gražiai. Pizda. Aš turiu susilankyti man raštuką. Neįdomu man, mačiau jau. Lieva. Durna. Lieva, tu mane davai paskaityti. Atskaudama mano. Ne. Nu, gerai, davai pažiūrim. Ne.